Kas yra gramatinė kategorija? Kaip žinome, lietuvių kalboje yra 13 gramatinių kategorijų. Kas tarp kategorijų yra bendra ir skirtinga? Tai pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į tai, kad visos gramatinės kategorijos būna arba kaitybinės, arba klasifikacinės. Na, tarkime, geras gera. Kaitome žodį ir gauname vyrišką ir moterišką giminę. Tai yra kaitybinė, gramatinė giminės kategorija. Tačiau daiktavardį imkime namas ir lenta. Juk nėra nama arba lentas. Čia mes turime vieną žodį ir vieną giminę. Tai yra giminės kategorija perskiria visus lietuvių kalbos daiktavardžius į dvi dalis, į vyriškosius ir moteriškosius, ir todėl ji yra klasifikacinė kategorija. Taip pat gramatinės kategorijos gali turėti skirtingą narių skaičių. Pagal tai jos vadinamos dvinarės, trinarės ir daugianarės. Dvinarė kategorija pavyzdys galėtų būti ta pati giminė, daugianarė kategorija yra, aišku, mūsų linksnis. Dar reikia atkreipti dėmesį, kad visos gramatinės kategorijos turi centrą ir periferiją. Centriniai reiškiniai yra stabilūs, gramatikose aprašyti, o periferiniai reiškiniai paprastai yra tai, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie išimtis.